Robi, tu negali niekur išėti, kol tu nebaigsi ten viskas, kas ant stalo. Nežinau, ar kolą padėtų, bet nujaučiu, kad užsidarė šachtą. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandien mes darome naują iššūkį, maisto iššūkį. Kadangi patys žinot, man patinka valgyti, todėl mes šiandien nusprendėme padaryti metro sushi dogo iššūkį. Mes iš tikrųjų norim padėkoti Avokado restoranui, kuris sugebėjo mums padaryti šitą metrinį sushi dogą. Vieną kartą esu ragavęs tą nediduką sushi dogą, tai buvo su krevetėm, labai patiko, labai skanu. Todėl mes pabandėm paprašyti, kad mums padarytų metrinį ir čia su įvairiausiais, čia yra su krevetėm, čia su tunu, čia su krevetėm ir čia su lašiša. Bet kokiu atveju mūsų užduotis šiandien yra suvalgyti, sėdėsim tiek, kiek reikės, kad tai įveikt. Bet negalime išeiti iš studijos, kol mes neįveiksim šito metrinio sushi dogo. Ar jūs esat pasiruošę? Aš manau, kad taip. Jeigu jūs esat pasiruošę, nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir apačioj komentaruose pakomentuoti, kokių video dar norėtumėt pamatyti ir ką aš turėčiau išbandyti. O dabar sėdame prie stalo, jau esame atsisėdę ir pradėkime valgyti ir ryti šį sushi dogą. Gerai. Aš esu pasiruošęs. Šiandien nieko nevalgiau vien dėl šito iššūkio. Imam vieną. Čia koks tramcemų. Eik tu kokio jisai sunkumo. What the fuck? What the fuck? Nu gerai, pirmasis yra su lašiša. Tokio neįmanoma net apsižiūrėt. Čia BBC. Dabar mes tiesiog sėdėsim visi, kol aš suvalgysiu. Kol kas, kiek aš dabar suvalgiau, tai kol kas vis dar manau, kad tai yra įmanoma. Šiaip, pavyzdžiui, aš perito kartą ragavau su krevetėm. Tai su krevetėm tikrai labai skanu, bet su lašiša amazing. Nu, man labai lašiša šiaip patinka, tai labai skanu šitas. Ką, liko realiai 2 kąsniai. Būsiu 1/4 įveikęs. Eik, tu ne. Liko paskutinis kąsnis. Nežinau, man jau per daug, man lipa viskas per viršų. Viskas. Pirmąjį įveikiau, kur atrodo nesumažėjo niekas. O dievai, tai yra skaniausias sushi dogas. Galima servetėlių. Aš šiaip žiauriai geriu sushi. Labai skanus. Kažkaip šitas nelabai gundo manęs. Man tie dumbliai nepatinka. Bet kai persivalgai po to, net nebeskanu būna. Taip Antanas į visą svalgį, tai Aš neįsivaizduoju. Gerai, vyrai, dabar, kadangi aš įveikiau virš 20 cemų, šiek tiek Meida ir Adrina įveikė, dabar jūs irgi turit nepasišiukšlinti ir įveikti bent jau 20 cm. Mes visi galim, aš tikiu, nes jau darom ne tai, kad aš vienas turiu įveikti, nes tai persistengiau. Ir dabar padėjo žmonės, kurie irgi gali, sugeba, pavalgantis jo. Vyrai, sėkmės. Aš irgi prisijungsiu neužilgo. Čia Antanas apkramtė tą pusę, tai imsiu iš šitos pusės. Čia žinau, kuo toliau, tuo baisiau į rankas jau paimti. Kaip manai, sakau, per kiek suvalgysi? Pradėkime nuo to, ar suvalgysiu. Nu, Omri, aš tai, pavyzdžiui, daug vilčių dedu į tave ir Robį. Tada ir padažiuką. Aš sakai, sočiau bus? Nelabai. Šitą padažiuką tik su pirštu reikia. Jo, čia tik mirgyvą. Tik mirgyti su pirštu reikia. Meida sakė tik mirgyvas. Tai net instrukcijos negavau. Prieš taigi davė, pravedė instruktažą. Mirka ir valgai. Ir šypsais. Jo, ir šipsokis. Ta prasme, bet jie ir šiaip parsiduoda, va taip, va vienas, ne, va toks, ne? Tokių nėra. Tokių nėra. Special. Jisai būna mažesnis, ne? Nu, vyrai mokykite. Davai. Dėdė, parodyk, kaip reikia. Parodyk, kaip reikia kišti. 20 somų. Sako, nemokai kišti, nereikia lysti. Pabandom biškį greičio, ar ne? Davai, duodam startą. Tai padarom challenge ir challenge dar challenge, ne? Aš žadėjau ką tik sakyti, hebra, maistu reikia mėgautis, o ką jūs darot pastaruoju metu su maistu, tai... Va taip, dėdė atėjo. Čia rimtas pareiškimas. Aišku, manęs tikriausiai matosi, kaip aš maistu mėgaujuosi. Ant tavęs labiausiai Aš matosi, manau, kaip mėgau. Tai ką, kiek mes minutę susiekam kokią ar kaip? Minutę sakai čia? Tiesiog, kas daugiau suvalgys. Nu, pabandom, minutę gal ar 2. Blemba, čia jūrų gerybių bus restoranas. Gerai. Na gerai. greičio neįmanoma čia. Pabandom. Čia, žinai, susidedi daug į burną, bet po to sukramtyti viską reikia, va tas sunkiausia. Jo, nurytai tiek daug sunku. Antanas vis tiek reikia pamušti.
Man atrodo, 30 sekundžių praėjo kokių. Aš 3 kąsnis padariau. O, Antanas protingai šviršaus. Aš iš viršaus mėgstu. Viskas. Viskas? Nu, man atrodo, Niekas nepasikeitė. Ta prasme, neįveiksiu tikrai. nu, atvirai pasakius, tai dar nesijaučiu persivalgęs, bet jaučiu, kad sunku. Ir gal biškai pavargau kramtyti, nežinau. Ir esmė, kad dar tas sotumo jausmas dar ateina. Reikia labai didelę burną turėti, kad apžiūrėti šitą dalyką. Nu, realiai pusę jaučiu įveikiam, kur buvo. Net nežinau, reikia pertraukėlės, man atrodo. Paliko mane vieną. Au, Nesiskūsiu stipriai, bet Robi. Antanas sakė nepaleis namo iki kol nedavalgysiu. Robi, tu negali niekur išėti, kol tu nebaigsi ten viskas, kas ant stalo. Aš jau nebeturiu jėgų, pripažįstu. Man jau bloga. Bet tokią motivaciją man suteikia. Bet aš tavim tikiu, žinok, aš tikiu, kad tu esi stiprus psichologiškai. Aš pats savim tikiu, tai bandysiu nepasišiukšlinti Antanai. Ačiū. Tramcem. Bet žinok, kokia motivacija turėtų būti, kad mes jau, žinok, įveikiam kokį 7-5 semus. Realiai. Viskas sudėjus jo, kaip ir nebedaug liko. Bet aš nepamenu, kada man tai bloga buvo. Aš persivalgęs esu, atrodo, savaitę į priekį. Kaip į džymą man reikės, aš jaučiu kaip gurglis vadai. Presiuką padaryti džymę reikės. Šiandien. Šiandien impossible. Nors pažiūrėsim, kas vakare bus. Davai, Robi, davai, niekada nepasiduok. Visada tikėk savim, nes aš tavim tikiu. Varyk į priekį. Nu, blem, Antanai, jeigu tu manęs nepaleisi, jeigu aš nesuvalgysiu, aš liek studijų mėgosiu. Robi, varai tą kremą. Ryk, net nekrantas. Realiai laižyk. Laižyk tą kremą. Nežinau, nepadeda tai. Nu, žinok, čia nežinau, ar kola padėtų, bet nujaučiu, kad užsidarė šachtą. Šiaip gal atrodo ir juokinga, bet mum visiems nebe, nes pradėjo galva skaudėti irgi ir labai sunku, bet mum nepavyko įveikti metro sushi dogo, liko šiek tiek likučių, bet vis tiek aš didžiuojuosi savimi ir mūsų komanda, nes mes įveikėm apie kokį 80 cm bendrai, bet kokiu atveju noriu padėkoti, kad žiūrėjot ir iš tikrųjų netgi avokado restoranui rekomenduoju padaryti tokį iššūkį, mėnesį laiko paleisti. Suvalgyk va tokį, gausi viską nemokamai, o jeigu ne, susimokėk. Nežinau, kas tai turėtų įveikti ir kiek žmonių. Tai realiai, vieno dar žmogaus mums trūktų, galbūt kaip nors ir įveikti. Buvo labai skanu, labai rekomenduoju ir jums taip pat išbandyti tos sushi dogus. Labai fainas patiekaliukas. Nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir apačioj komentaruose pakomentuoti, kokių dar iššūkių norėtumėt pamatyti ir ką mes turėtumėm išbandyti. O dabar einu toliau į lovą ir šiek tiek pailsėti, tikrai nevaikščiot. Ačiū labai ir iki.